Mėly tinklalaidės, literatūrinė mašina, žiūrovai. Aš tikiu, kad laikas eina labai labai greitai, nu, tikrai labai greitai laikas bėga, atrodo, man nesnai pakalbėjom apie rimtus dalykus, apie vaikus, apie kūrinį, kuriuose buvo daug vaikų, ir laikas pakalbėti apie rimtus augusius žmonės, ar ne, Ruzai? Nu, Taip, bet iš tie esmės, kai jo. pagalvoji, jau kai man tautas pasirenka autorių ir tu pradedi apie jį, kaip čia, naršyti, ne tik internete, bet ir praverčiau porą knygų šitam autoriui besiruošdama Jo. išnarplioti jį per jūs, man tautai, tai supratau, kad jūs turit tokį, kaip čia, nu ne fetišą, bet jūs traukia rašytojai, kurie gyvena tam tikroj, nu nekančioj, bet tokiam nu gyvenime, kur verta atsistoti ir paplot. Va, prie jūros jie mėgsta tokį tamsumą ir mėgsta jau parašytai parašytą, ne? Sakyčiau, labai geras pastebėjimas, jo. Aš kažkaip Nu, nesusimąsčiau, bet va dabar, kai jūs pasakėt, tai jo, kažkaip ar taip sutampa, greičiausiai traukia, jo, tokie rašytojai. bet ir labai gerai man tai dėl to, kad kai jūs parenkat autorius, kurie yra visų pirma arba mažai girdėti, Jo, arba mes juos galbūt taip, kaip čia pasakyti, netkreipiam dėmesio, jo. o kai pradedi kreipti dėmesį, supranti, kad labai verta apie tai pakalbėti ir padiskutuoti gal šiek Mūsų tiek. tikslas, jo, mūsų tikslas toks atkreipti dėmesį į autorius, kurie, kaip jūs ir sakėt, mažiau žinomi. Jo, ir arba žinomi kaip Goldingas, vat, mūsų valdovas, bet atkreipti irgi tam tikrus aspektus paties kūrinio, kur gal nieks neatkreipia iki mūsų, neatkreipia dėmesio. Taip. Nu, mes čia tokie išskirtiniai, atsiprašau, jo. Taip, nes man tas pasirenka tokią tamsą, bet besikalbant atsiranda daug šviesos. Daug Jo, šviesos. jo. Gerai, man tai šiandien mes kalbam apie vyrą, rašytoją, ar ne, Taip, anglų kalba rašiusi, bet aš taip. kiek supratau, kad jis pats anglų kalba pradėjo, čia jo tik ta trečia kalba. Trečia Jo, kalba. jo, Absoliučiai jis toksai. teisingai. Jo. Taip, Net ne antra, o trečia. Taip. ir aš nenoriu, kaip čia, blogai ištarti šio vyro vardo, ir Mhm. jisai, bet žinau, kad pavardė tai tikrai Konradas. Taip, Konradas. Taip. O kaip dabar tiksliai ištarti jo vardą, nes visom kalbom čia man jį Jo, metė, tai tai Džozefas tikriausiai, Josefas. Taip, nes taip. jisai jisai Lenkų kilmės buvo, Mhm. Jozefas, bet jisai padarė, kad skambėtų angliškai, tai Joseph, tai Joseph. Jozefas, jo. Prašau, prašau. Nu tai va, jau mes po truputėlį užkliudėm jo vardą ir pavardę. Tai Ja. tada, Ruzai, aš norėčiau iš jūsų išgirsti apie jį šiek tiek daugiau kaip apie žmogų, bet to, kad jis irgi toks prie jūros. Toks jisai su jūra visai Nu, turėjo gražų gimė ne santykį. prie jūros, bet taip, buvo labai susijęs ypatingai su jūra, jo, ir daug apie tai turėsim ką pakalbėti. Nu, aš tikiu, kad 20 metų praleidai jūroje, tai tu toks tartum jūrininkas. Taip, Jo, tai jo. man tau tai apie jį, taip, kad supažindinti mūsų žiūrovą, kas čia per asmenybė. Jo, tai gerai, Ieva, ką, pradėkim tada nuo pat vaikystės Josefo Konrado. Jisai gimė carinės Rusijos teritorijoje, tai yra dabartinė Ukraina, Berdyčeve. Berdyčevo toks miestas yra, jo, bet tuo metu buvo carinės Rusijos valdos ir jo tėvas, kai jam buvo 5 metai, dalyvavo sukilime prieš carinę Rusiją ir jo visa šeima, Konrado visa šeima buvo ištremta. Nu, ne į Rusijos gilumą, bet į Rusiją. Ir mama ten ir mirė tremtyje, o tėvas grįžo, bet kažkaip Konradą priglaudė dėdė Krokuvoje, e, nes jie buvo, beje, Džozefas jis buvo užaugo Lenkų šeimoje, tai va, ir jis kalbėjo lenkiškai, jo pirma kalba buvo lenkų kalba. Ir dėdė jį priglaudė Krokuvai, bet jis jau nuo mažumės skaitė tuos visus nuotykių kelionių romanus ir jam jie darė didžiulį įspūdį ir jis kažkaip nusprendė, kad reikia pabėgti nuo dėdės ir būdamas, man atrodo, ar 18 ar 19 metų, jisai užsirašė į Prancūzijos laivyną. Jo, neturėdamas jokios patirties. Taip Taip sakant, tiesiog, taip kodėlgi ne? tiesiog, jo, kodėlgi ne, jo. Padirbėkim Prancūzijos prekybiniam laivyne, jis labai norėjo nuplaukti Karibus, kaip tik, vat, kažkur jau girdėta, ne? Mhm. Jo, ir jisai į Marselio mieste ten užsirašė tą laivyną, Jungą, tuo metu, nu,
net ne jūreivių padėjėjų, nes jisai, kaip Mhm. sakau, neturėjo jokios patirties. Užaugęs Ukrainos teritorijai, tuo metu net ne prie jūros, žodžiu, ir taip toliau. Tai va, bet jo, ir kas atsitiko, kitaip sakant, jis pradėjo plaukioti tais laivais, jam patiko. Dėdė jį išlaikė, kiek aš suprantu, jam tuos pinigus kažkaip tai siūsdavo. Taip. Ir jo, bet jis ir dalyvavo ir lošimuose, ir ko jis tik nematė, ir kur jis tik neplaukėjo. Ir kaip sakiau, ir Karibuose, ir buvo prie Indonezijos krantų. Ir buvo, ir plaukė, mes pakalbėsim apie jo romaną legendinį Tamsos širdis, kur jisai buvo Afrikos žemynė ir plaukė Kongo upe, antra pagal dydį Afrikos upe, į pačią Afrikos gilumą, tai va susidurdavo ir su vietiniais gyventojais, patekdavo į audras, žodžiu, žmogus daug ko matęs, va, kai mes įdėsim viršelio nuotrauką, jūs pamatysit, atrodo, toks solidus žmogus su Taip. PMT ten ir taip toliau, bet, bet iš tikrųjų tas žmogus buvo labai labai daug ko matęs. Ir galiausiai, aišku, jisai ir buvo apsirgęs tom visom tropikų lygom, kaip sakant, Taip. ir drugiu, ir maliarija greičiausiai sirgo. Tai va, ir kas įdomiausias buvo jautri asmenybė ir depresyvi asmenybė ir pasirinkęs tokią, nu, grubę profesiją, galima sakyti, pasirinko jūreivio profesiją. Tai va, bet padarė neįtikėtiną karjerą, plaukiodamas prekybiniais laivais nuo Jungos iki Kapitono. Jo, nuo Jungos iki Wow. Kapitono ir galiausiai jisai perėjo į Britų laivyną, o Britų laivynas, nu ką ten lyginti su prancūzų laivynu, tai Britų imperija, kaip mes jau kalbėjom praeitoj paskaitoje, buvo didžiausia imperija pasaulyje Taip. ir buvo jūrinė valstybė, tai būti kapitonu Britų laivynė tai yra kažkas tokio, tai yra karjeros aukštumas. Aukščiau jau nebėra, aukščiau tik dangus. Čia tik, aš tai įsivaizduoju, čia tik spėk mokytis kalbas visas, nes su jais reikia Taip, susikalbėti. taip, Dėl taip, to ta nes iš lenkų, pradžios prancūzų. prancūzų kalbą Taip. išmoko, taip, o paskui išmoko ir anglų kalbą ir praplaukėjo Britų laivynę ir galiausiai jau sveikata nebeleido plaukioti ir jis atsidėjo rašymui ir tapo Britų rašytojų. Tai yra, taip sakant, įvaldė antiek kalbą, kad galėjo ją rašyti ir Britai jį priėmė kaip savą, kas įdomiausia. Taip. Britai šiaip labai uždari žmonės ir ta salos mentalitetas yra labai uždarų žmonių mentalitetas ir jie Taip. bet ko neprim, į tuo labiau į literatūros aukštumas, ne? Tai yra į literatūros olimpą jis pateko, Britų literatūros olimpą pateko svetimšalis. Čia yra nu, visiškai unikalus atvejis, tuo labiau, kad tai jau trečioji kalba, jis iki gyvenimo galo kalbėjo su akcentu, Mhm. tuo tokiu slavišku akcentu, bet nepaisant to, jo žmona buvo Anglė, Britė ir susilaukė dviejų sūnų, Mhm. bet jis, kaip sakau, iki gyvenimo galo kalbėjo su akcentu ir pats biografija užsimena, kad nu, jam reikėjo labai pasistengti, kad jis sugebėtų tuos angliškus sakinius konstruoti. Kaip jis sakė, aš kaip koks angliakasys naktimis kaptuodavau angliškus sakinius. Ir Taip. Britam tai kažkas buvo naujo, nes žmogus tai tarsi per kalkiais, tarsi kalba kažkokia kalba, lik ir angliškai, lik ir be klaidų, bet nu, žmonės taip nešneka Anglijoje. Tokiais sakiniais nešneka, viskas Taip. atrodo tvarkoj, bet kažkas tai kitokio, kažkas tai Taip. egzotiško ir kitokio, ir gal tas irgi patraukė Britus, kad vat, jo literatūra, nu, turėjo kažkokį unikalų stilių, kur žmonės taip nekalba, bet atsirado Bet. žmogus, kuris taip kalba ir dar be klaidų kalba. Ir dar rašyti pradėjo. Ir dar rašyti Taip. pradėjo, jo, ir kaip O, sakau, rašyti be klaidų, tai va, tai, taip. nu, O kažkas vat jo ta neįtikėtino. kelionė, man tu tai ta jo kelionė į tą rašymo limpą. Mhm. Tai ar jinai buvo lengva, ar jam pavyko iš pirmo karto, ar vis dėlto reikėjo šiek tiek pasikankinti, o galbūt jis buvo rašytojas, kuris buvo pripažintas, žinot, kaip yra ta tokia tragikomedija, kad numiršti ir tada kažkas atkapsto, kad buvai talentingas. Žinokit, e, daug atsitiktinumų lėmė, jis nebuvo iš karto priimtas, tai Britanijoje gal taip, bet
Labiausiai išgarsėjo, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ne su tamsos širdimi, o su visiškai, mano manimu, beverčių romanų Šansas, Chance, Mhm. kur, nu, Amerikoje, nežinau, kartais, vat tokie atsitiktinumai lemia ir kai vat, tas Šansas išėjo. Ir kai jis buvo publikuotas ir buvo parduodamas Amerikoje, tada jį pradėjo visą skaityti ir jo domėtis. Tai va, Taip, bet apie jį susidomėjimas jau jisai, nu, buvo šlovės viršūnėje savo gyvenime, kai jis dar buvo gyvas, ta prasme, jis taip, turėjo sulaukti su to šansu, vat, taip, pavyzdžiui, Anglijoje jisai buvo, jau anksčiau buvo žinomas, Prancūzijoje, man atrodo, ar Vokietijoje Taifūnas išėjo, jo irgi garsus romanas, man atrodo, pas mus tarpukarėje gal buvo išleistas pirmiausia. Tai va, tai. Bet jo, ta šlovė buvo, sakau, jinai ir po mirties jį pasivydavo, nes pavyzdžiui, Francis Coppola, kuris sukūrė šių dienų apokalipsę, vieną žymiausių tikriausiai filmų pasaulinėje taip. kinematografo istorijoje, tai būtent tamsos širdies motyvais šitas filmas yra sukurtas, tik tai veiksmas perkeltas į Vietnamo karą. Mhm. Jo, bet iš esmės tai ir citatos iš tos knygos ir įsikvėptas, Francis Coppola buvo įkvėptas būtent šito romano ar šitos apysakos, gal reiktų tiksliau sakyti, nes romano netempė dėl to, kad kiekybiškai, nu, puslapių ten yra 88 Taip, praktiškai. Tai taip. apysaka nuo romano niekuo nesiskiria išskyrus apimtimi. Tai va, tai aš sakyčiau, čia net ne romanas, bet, nu, dažniausiai žmonės vadina romanu ir mes irgi Mhm. nepadarysim klaidos, jeigu pavadinsim romanu, bet tai yra apysaka Tamsos širdis, kuri, kaip sakau, va, įkvėpė Franci Coppola, bet ne tik Franci Coppola, va, įkvėpė ir Hitchcocką. Jo romanas, atsiprašau, jo filmas Sabotažas yra būtent pastatytas slaptasis agentas yra romanas kitas motyvais. Dabar beje Mhm. lietuvių kalba irgi nereklamuosim leidyklos, kaip Taip. išėjo Konrado slaptasis agentas. Tai Tai kas kol nori, jau gali vat kultiniai. įsigyti šitą knygą Slaptasis agentas Taip, apie teroristinį aktą, kuris įvyko Anglijai, bet matot, terorizmas vyko ir XIX amžiai. Nu, ta taip, prasme, tas romanas jau parašytas jau 20 amžiaus pačioje pradžioje, man atrodo, bet jis pasėmė įvykį, kuris dar vyko XIX amžiaus pabaigoje. taip. Iš tikrųjų, teroristinis įvykis, kuris vyko pagal tikrą įvykį. Nu tai kol Romanas ir įsikvėpė paskui Hičkokas kultiniai. pastatė filmą, jo. Taip, kol įsikvėpė kultiniai režisieriai, Jo. kultiniai kiti Jo, rašytojai, kultiniai žmonės, bet ką, daug tai pasako, ne, kad va tai tokie vat. žmonės įsikvėpė po šito romano ir tas romanas visi gaudavo naują kvėpavimą. Nu tai dabar, kadangi įkvėpė ir mūsų mylimą Mantą Taruzą, filosofą, kuris pasirinko būtent tą tamsos širdį. Ir iš karto gal aš noriu tokį užduoti klausimą, tamsos širdis. Vien tik pavadinimas, jis yra toksai labai, iš vienos pusės tu gali pagalvoti apie kažkokią geografinę vietą, kur yra tamsu, nes aš kaip suprantu, mes kalbėsim apie tą kažkokį Kongą, kelionę, Jo, jo, tas jo. vanduo. Tai Tamsų į žemyną Afriką. taip, ta tamsa kažkuria prasme, tada kita pusė gali būti kažkokia moralinė, Taip, dvasinė, taip, taip, kai taip. žmogui viduje yra tamsu ir jisai sako, mano yra tamsi širdis, kol pas jūs visa raudona. Jo. Širdelio gal yra kita prasmė, tai va ta tamsos širdis, kodėl būtent šis romanas arba apysaka ir kodėl būtent Ruzai norite pakalbėti apie šį jo, nu, vieną iš meno kūrinių. Geras klausimas. Jo, tamsos širdis. Taip. Jeigu kalbėsim apie žanrą, čia iš tikrųjų didelė painiava, nes visi galvoja, kad čia nuotykių romanas. Nu, ne visi galvoja, daugelis gali suprasti, kad čia nuotykių romanas, nes jis turi visus nuotykių romano elementus, bet tai čia nėra nuotykių romanas, akivaizdu. Aišku, jis kaip nuotykių romanas jisai turi tos elementus, tai yra kelionė. Tai yra egzotiška šalis, tai yra susidūrimas su vietiniais gyventojais, kaip ir viskas ir yra, bet jeigu mes įskaitysim kaip nuotykių romaną, ten bus labai nuobodu. Bet Bet jeigu yra žodis romanas, tai galbūt ten yra kokia nors meilės linija. ten yra meilės, beje, linija. Yra O, meilės linija. Bet aš turiu menį, kad ten yra romanas, ne, bet tai yra, aš sakyčiau, psichologinis romanas, ne kelionių, ne nuotykių romanas, o būtent psichologinis romanas. Ir ta tamsos širdis tai kelionė į save. mhm.
būtent į tamsiąją savo pusę, tai yra į, kitaip sakant, į savo pasąmonės kažkokius klodus, kur ten atrandi labai tokius, nu, tamsius dalykus. Tai vat. Tai čia aš sakyčiau psichologinis romanas, o ta kelionė, mes dar pakalbėsim apie, kitaip sakant, siužetą, bet užbėgant už akių noriu pasakyti, kad tai ne tik tai kelionė Kongo upe. Taip. Ir Gerai. tame tarpe kelionė Kongo upe. Taip. Ar galima priskirti, na, kaip čia, bet prieš tai minėjote, kad Konradas jis tokia asmenybė, nu, neįlinė asmenybė, pradėkime nuo to, kad ta tamsos širdis yra kažkiek jo biografinių nu, ta prasme, kažkas iš jo gyvenimo sudėta į lapus tik meniškai, taip, kaip sakau, pašlifuota, ar tai vis dėlto yra išgalvota fikcinė istorija, kurią tiesiog smagu paskaityti atėjus vakarui? Absoliučiai tai yra biografinis, aš sakyčiau, romanas. E, Taip. Ta prasme, jisai pats plaukė Kongo upe ir jam tikriausiai iš to romano matyt, kad padarė didžiulį įspūdį ir jį perkeitė kaip asmenybę. Tai vat, ir taip, tai yra biografinis romanas, tik tai aišku, daug kas suliteratūrinta. Mhm. Nu, mes dar pakalbėsim, kodėl jis nevartoja, pavyzdžiui, geografinių pavadinimų, ane? Jo, čia įdomu, bet mes tiesiog Taip. skaitydami turim suprast, kad ten Afrika, kad ten Kongo, jis niekur nesako, kad ten Kongo upė. Taip. Jo, tai vat, bet kalbant apie siužetą, tai jeigu vat įvest tuos, kurie neskaitė, ne, tai siužetas atrodo labai paprastas. Jisai Marlow, kuris yra alter ego Konrado, beje, Mhm. Marlow dalyvauja ir kitose jo romanuose. Tai yra kaip pasakotojas, kuris sėdi su draugais prie Temzės upės žiočių ir pasakoja istoriją, kaip jis nuvyko, kaip jis pamatė iš pradžių kažkokioj vitrinoj žemėlapį su upe. Taip. Ir ta upė, kaip jisai sako, kaip gyvatė, jį užhipnotizavo kaip paukštuką. Jis taip norėjo tiksliau vykti tą upę, pamatyti tą upę ir jo. Čia jau matome epizodą, vat labai svarbu, aš manyčiau, kad jis jau rašo, vat, čia kažkoks toks demoniškas momentas, kai tu prarandi valią Mhm. ir tave patraukia kažkas tai. Kai tu nebekontroliuoji savęs, kažkokios jėgos jau tave traukia Taip. kažkur tai. Ir va čia jau toks demoniškas momentas yra, va, kai jis pamato tą žemėlapį ir jis nebegali užmiršti jo. Ir ta gyvatė kaip 3D, nu jis nerašo 3D, Taip. bet jinai kaip įgyjo, kaip nu, realios gyvatės formas ta upė ir tiesiog jį užhipnotizuoja. Ir tada jisai nuvyksta į Belgiją. Jis nemini Belgijos, bet mes suprantam, kad ten, nes tuo metu Konga tas visas, ta upė ir tas regionas, kur ta upė tekėjo, priklausė Belgijai. Tai yra Mhm. Belgijos kolonijos buvo. Taip. Ir jis nuvyksta į Briuselio miestą. Briuselis atrodo Belgijos, ne? Taip. Sostinė, man atrodo, ne? Netgi sostinė, man atrodo, ne? Briuselis. Tai va. Jis ten vadina miestų, kaip jisai sakė, mieste namai kaip karstai, jau tada Mhm. kažkas tai jau tokio, jo, nuvyksta į miestą, kuris atrodo kaip karstas, pasirašo, patenka į tą bendrovę belgų, kuri ten, nu, užsiema prekybinių laivų transportu toje upėje ir užsirašo į tą bendrovę, kapitonu, jam duoda laivą ir jis, žodžiu, nes, nu, ten nieks nenori imti to darbo, bet, vat, atsiranda, kaip sakant, bepročių, tokių kaip Konradas ar kaip Marlow, ne, Taip. kurie jį paima tą darbą ir jisai plaukia tą Kongo upę. E, Nu, ir iš pradžio atrodo viskas kaip ir normalu, bet paskui pradeda dėtis keisti dalykai. Jisai sako, kad aš nebesuprantu, ar čia diena ar naktis, ar čia koks čia laikas, atrodo, kad mes jau čia šimtmečius, tūkstantmečius plaukiam tuo laivu. Ir jis vis girdi kalbas krantuose, ten išlipa, mato žmonės, kurie tenai, tie vietiniai gyventojai, afrikiečiai, kurie išnaudojami belgų ten įvairių Taip. kolonistų ir vis
girdi kalbas, kad yra kažkoks kurcas, kuris jis turi nuplaukti pas tą kurcą ir jį paimti iš ten jau Afrikos gilumos ir pargabenti į, žodžiu, į bendruomenės, tai labai gabus žmogus ir jį reikia kažkaip išgelbėti, jis jau sklinda kalbos, kad jisai serga ir, nu, jį reikia ištraukti vat, iš tos Afrikos gilumos. Ir Marlau plaukia tą upę, pramuša savo laivo dugną, to garlaivio dugną, tada jis taiso tą dugną ten, sutaiso, vėl toliau plaukia, ten tas garlaivis vos be peplaukia, žodžiu, šiaip netaip suranda tą kurcą. Tas kursas ten jau visiškai kliedintis, pasirodo, jis ten visus vietinius užvaldęs yra kažkokiu būdu, jis Taip, juos išnaudoja, bet kartu ten, nes ten dramblio kaulą ten jie kažkaip tai nu, žodžiu, užsiema dramblio kaulo prekybą ir jo, ir jisai išnaudoja tos vietinius gyventojus, bet tik ne tik dramblio kaulo prekybą, bet ten ir kitais visom gerybėm tom, žinot, taip, jo, kolonistiniam. taip. Tai va, ir jis tą kursą pasiema su savim, dar kažkokia vietinė princesė prakeikia juos, va, meilės linija, nes kursas pasirodo dar meilės užmesgęs Taip. kažkokį romaną yra tenai. Tai va, bet sakau, keisti dalykai dedasi ir galiausiai tas kursas grįžtant laivė miršta. Jo, tai va, tai Tik priėjom prie princesės ir atėjo jo, artimiausias. prie O, princesės, kuri prakeikia. Jo, taip, nes tie vietiniai gyventojai net apšaudo tą garlaivį, nes nenori kažkodėl, kad kursas išvyktų, nors kursas yra jų išnaudotas. Tai jisai kažkoks labai takingas žmogus pasirodo taip, ir labai mokantis manipuliuoti. Ir tai va, atrodo, va, nu, čia aš papasakau tiesiog siužetą. Atrodo, nu, va, taip. koks nuobodus nuotykių, nu kaip ir Aha. nuotykių romanas, bet kažkas čia ne taip. Ir tada mes pradedam, tada, kaip sakau, tai yra čia viena linija, tai yra kelionės linija, kuri tiesiog paprasta kelionė. Ir mes tada matom, kad yra dar antra linija, tai yra psichologinė kelionė. Ir būtent Tai va, kelionė, jo. Tai va, aš ir norėjau jūsų paklausyti, nes prieš tai minėjau ten Belgiją, pradėjom kalbėti apie Briuselį, man tai Belgija iš karto susijęsi su Alum ir tada aš galvoju, gal A. čia kokia nors girto jūreivio istorija ir vat, kaip tik palėtė tos psichologinius dalykus ir man yra labai labai įdomu, ar tas veikėjas, pagrindinis veikėjas, ar jis tai daro sveiku protu, ar vis dėlto šalia eina tam tikros galbūt jėgos, galbūt priklausomybės, galbūt papildomi priedai, kaip pasakau, kad ta istorija sutirštėtų. Tai va, jūsų akimis, artėjant link tos psichologijos, Taip, ar tai yra žmogaus tas, va, nuoširdus nežinojimas, kas su manim vyksta, ta tamsa, kuri yra mumise visose iš esmės taip, kažkuria prasme, taip. ar tai yra, nu, kažkokie dar šalutiniai rodikliai, kurie įtakoja, nu, tarsi daro įtaką, kad mes pasirenkam tam tikrus sprendimus. Taip, tai aš jau, vat Ieva, kaip tik vieną paminėjau, kad jį užhipnotizavo tas žemėlapis, ne? Taip, Ir jau čia prasidėjo vat kažkokie tai, jį jau patraukė kažkokios jėgos, kurios, kaip sakau, nėra proto jėgos. Čia beje, šitas romanas, jeigu mes taip dabar vėlgi užbėgsim už akių, galiu pasakyti, kad šitas romanas yra apie proto bejėgystę, apie proto žlugimą. Kad mes, vat, vieniši jaučiamės tam proto pasauliu, kur viskas sutvarkyta. Mus kažkas traukia ir būtent traukia tos tamsiosios jėgos, tas chaosas, ane, kuris mums įdomus yra, bet problema, kad jis gali mus sunaikinti, kaip maliarija, kaip Kurcą sunaikino būtent tos tamsiosios jėgos ir Marlau vos ištrūko irgi iš tų jėgų ir jau grįžo kitas žmogus visiškai. Ir jau taip, pasakoja istoriją, jis nuolat mini žodžius siaubas, siaubas. Jis gal dabar sunku perteikti tą siaubą 21 amžiaus skaitytojui, bet jis nuolat sako siaubas, siaubas. Jisai apimtas siaubo, žodžiu. Tai va, tai aš sakyčiau, kad jo ir būtent šitas romanas yra apie tai, kad kuo mes giliau keliaujame į pasąmonę, tuo mes matom, kad jinai yra labai galinga iš tikrųjų. Ir jinai, vat, chaosas stipresnis už tvarką. Chaosas nugali vis tiek. Žiūrėkit, vat, čia ta pati Britų imperija, jinai egzistavo, jinai pastatyta būtent pagal proto principus. Po 40 metų jos nebeliko. Ir jau
Konradas jau matė jos griuvimo ženklus, nors dar atrodo kolonijos vietoj, viskas vietoj, Taip. laivynas vietoj, plaukioja, ane, gabena Vergai, gėrybes. vergai, vergauja. Taip, vergai vergauja, viskas atrodo vietoj, viskas stovi, bet jau atsiradimas tokių žmonių kaip Konradas, kurie jau fiksuoja proto bejėgystę ir Taip, proto žlugimą, tame tarpe, kaip sakau, imperija pastatyta pagal proto principus ir imperijos žlugimą. Reiškia, imperijos neamžinos, imperijos žlunga. taip, Chaosas praryja, miestai žlunga, va Romos imperija buvo, žlugo. taip. Britų imperija buvo, atrodo, nu, tokia galinga, nu, nieks jos nesužlugdys, žlugo, nebėra. Net laivynas dabar jokingas Britų iš viso palyginus. Koks ten laivynas, koks buvo laivynas ir koks dabar yra laivynas, tai yra, nu, jokai. Tai va, praktiškai nėra to laivyno. Tai, nu, jokinga Nėra. kalbėti, kas Nėra. buvo. Tai va, tai ir tas chaosas iš tikrųjų užvaldo tą Marlau. Ir kuo jisai giliau keliauja į Afriką, tuo jisai iš tikrųjų giliau keliauja ne geografiškai, o giliau keliauja į save, vis geriau pažįsta save, nes turėkime omeny, kad Konradui didelį įtaką darė to meto žymus filosofas. Nu jau ne to meto, jau jisai buvo, tuo metu jau buvo miręs, bet XIX amžiaus filosofas Schopenhaueris. Jo. Mm. Tai čia tokie, sakyčiau, gal modernus vyrai. Čia taip viskas kažkaip labai moderniai mąstantis. Tuo, taip, Schopenhaueris Taip. buvo, nu, sakykime taip, intelektualų tarpe labai populiarus, Mhm. bet kas įdomiausia, ne filosofų tarpe. Ir vat Konradui irgi jis padarė didžiulį įtaką, o mes žinom, kad Schopenhaueris neigia to mūsų proto apskritai. Nu, sakykime taip, paneigia du dalykus. Protą iš didžiosios raidės ir pats Schopenhauer ir Dievo nėra iš esmės. Taip. Tai yra mus valdo valia, mus valdo iracionali valia, kurios mes negalim kontroliuoti. Pavyzdžiui, mes geidžiam kažko tai, bet kai mes pasiekiam kažkokį tai tikslą, tą tikslą užpildo kitas tikslas ir ta valia yra begalinė, jinai mus Taip. pastoja kaip žaisliuką mėto. Ir dėl to, vat Konradas ir sako, kad pažinti pasaulį, pirmiausia, mes turim, kad pažinti pasaulį, mes turim pirmiausia pažinti save, nes valia yra persmelkusi visą pasaulį ir visą visatą jinai judina iš esmės. Kur mes einam, pavyzdžiui, ne? Kur mes keliaujam? Mesgi nežinom, kur nukeliausim, nes ta valia yra racionali, kur jinai mus nuves, mes nežinom. Taip ir ta kelionė, mes nežinom, kur jinai nuves ir kur jinai nuveda, va, būtent. Kas yra tas kursas? Kursas tai yra mano pasąmonės, to chaoso, to, tos iracionalios valios personifikacija. Tas kliedintis kursas apie kažkokią didybę, apie kažkokį valdymą, sergantis, kliedintis kursas ir yra mes. Tai yra tas gilusis aš. Marlau, žiūrėdamas į tą kursą kliedinti, apie, kaip sakau, kažkokius tikslus, kažkokį valdymą, jisai įsigasta dėl to, nes jis kurce pamato save, savo pasąmonę, kurco asmenyje. Ir jis ten toks sakinys nuskamba, kad kurcas galėtų, jeigu jis gyventų Europoje, jis galėtų būti kažkokios tai radikalios partijos lyderis. Jis jau numatė Hitlerio ateimą iš esmės šito romane. Mm. Nes Kurcas tai ir yra, va, Hitleris, tai yra Stalinas, tai yra Kurcas. Taip. O kas yra diktatorius iš esmės? Tai žmogus, kuris nieko nepasiūlo naujo, kaip menininkas, skirtingai menininkas pasiūlo naujus pasaulėvaizdžius, diktatorius kalba tai, ką nori žmonės girdėti. Dėl to tikriausiai nenori paleisti Kurco, nes jis juos jau yra Taip. kažkaip užvaldęs. Kažkuria prasme suvienijęs. Taip, Taip. taip, ir tą princesę irgi užvaldęs. Taip. Ne, Kuri, nu, tai aš tikiu, princesė jo, ir galingas vyras, normalu. taip, taip, Viskas taip, taip, gerai. taip. Tai va, bet jisai galėtų būti, jeigu jis būtų Europoje, Taip. Marlau sako, kad, ar Konradas sako, ne, kad jis galėtų būti radikalios partijos lyderis. Tai va, tai Tamsos romanas, aš noriu pasakyti, kad jis išėjo 1899 metais. Dar iki diktatūrų toli, iki Europos tų visų diktatorių. Dar labai Taip. toli. Bet jau šitam romane vat, kalbam apie tokius dalykus. Apie proto žlugimą, apie diktatorių
kažkokius jau prototipus, ane, kuriuos mes matom šitam romane. Dažniausiai šitas romanas analizuojamas per kolonializmo prizmę, kad Konradas iškėlė kolonializmo ten visokias bėdas, bet man atrodo, čia yra antrinis dalykas. Čia yra, Taip. kaip sakau, psichologinis romanas ir, vat, kaip jūs ir sakėte, ta kita pusė mano, ta tamsioji pusė mano. Ir kelionė į tą tamsiąją pusę. Ir kaip sakau, neatsitiktinai čia tas Šopenhauerio šešėlis yra labai didelis yra ir Šopenhaueris padarė, aš esu matęs net disertaciją, kur žmogus Konradą lygina su Šopenhaueriu. Jo. Mhm. Ta Mhm. prasme, kad Šopenhauerio įtaka Konrado kūrybai Taip. tokia yra. Tai va. Bet dėstau, man dabar šis toks klausimas. Vis dėlto pačioj knygoje, pačiam romane, tai vis dėlto, nu, negalima labai spoilinti ar nepasakyti daugiau, bet laimi Ieva, tas. galima, galima. Jo, visą laiką įdomu apie Nes mes jau tiek pergalės, nes užima prispoilinom. azartas. Ja. Vis dėlto ta tamsioji pusė yra sudievinama, ta prasme, mes ją turime tam romane palaikyti, mes už ją sergam, ar vis dėlto reikėtų mąstyti sveikų protų ir pagalvoti, o kur aš būčiau, ką aš daryčiau, ar yra romane tas jausmas, o kaip prieš tai kalbėjom, kad tu sergi už kažkokį herojų, ar čia yra kažkoks toks jausmas, kad tu sergi už tą šviesą ir tamsą kažkuria prasme. Aha. Už Marlau ar Kurcą, ar čia toks labiau, kur tu pasiskaitai, pasižiūri ir pagalvoji, aha, taip gali dar būti. Ar skaitytojas gali susitapatinti su kažkuo? Jo, kas įdomia, čia labai geras klausimas, nes šiaip Konradas buvo labiau Britas negu Britai patys. Jisai iš tikrųjų buvo toksai, a, nu, kaip tipiškas Britas, ane, tai racionalus žmogus ir jis nebuvo imperialistas, ane, jisai gal labiau skeptikas buvo, bet nepaisant to jis vis tiek mąstė kaip Britas ir jį iš tikrųjų gazdino ta tamsioji pusė, bet jo idėja yra, kad tą pusę reikia mums pažinti, nes, nes jinai mus gali sunaikinti. Jeigu jinai mūsų užvaldys, tai mes nu, negalim visiškai pasiduot. Kaip sako muzika, mane turi vežti, bet neišvežti visiškai. Taip. Tai ir čia panašiai, kad mes turim pažinti tą tamsiąją pusę. Ir šitas romanas yra būtent apie savęs pažinimą. Ir taip, mes turim nepabijoti pažiūrėti tai iracionaliai valiai į akis, tam kurcui pažiūrėti į akis, nes čia sunku už kažką sirgti. Žinot, problema čia yra kokia, kad kurcas ir yra Marlau, o Marlau ir yra kurcas. Suprantat? Ir Jaučiuosi kaip matricoje dabar šiek jo, tiek. jo, Aha. nes kaip sakau, Marlau tiesiog kodėl jis įsigando pamatęs tą kurcą. Taip. Ir kai jis pamatė savo esmę. Tai yra pamatė savo vidinę pusę, kurco asmenyje. Mhm. A, Kaip prieš veidrodį. Mhm. taip, o dabar dar Ieva kalbant jo apie tą iracionalumą ir apie tą, kaip jūs vat, kalbėjote, ne, už ką sirgti, ne, tai aš sakyčiau, čia dar labai svarbus momentas yra, jo, jūs jau minėjote apie jūrą ir įtaką jūros, tai čia iš tikrųjų, kai tu esi jūroje, tai tu visai kitaip pradedi žiūrėti tą pasaulį. Čia Ir aš tikiu. Tu dar bandai neapsivemti, jeigu tave labiau subuoja. nu, čia Kas dar tas irgi yra momentas, jo, svarbus aspektas. fiziologinis, bet ir psichologinis dar yra Taip. momentas, jo, nes kai tu esi žemynė kažkur, vat, Vilniuje ar kažkur tai, sakykime, Paryžiuje, tai tu gali turėti kažkokius planus, kažkokią karjerą statyti, nu, kažką tai, vat, čia gali iš tikrųjų, protas gali tau padėti susikurti kažkokį tai struktūruotą pasaulį. Bet Taip. kai tu esi jūroje, jūra viską sunulina. Jūros kontekste tavo visi tie planai gali atrodyti jokingai. Viena banga ir nuplaus vis tavo planus ir visą tave su visais tavo planais. Tai jūroje tu visai kitaip žiūri į pasaulį. Pasaulis iš tikrųjų tada virsta tokiu tamsiu apokaliptiniu chaosu ir tu turi kažkaip gyventi tame chaose. Nes tu turi su juo susitaikyti. Užtat aš ir sakau, kodėl mus kartais traukia
tie tokie kraštai tenai egzotiniai, ar vat kaip Marlau pamatė žemėlapį ir jį tiesiog patraukė. Todėl, kad proto pasaulyje mes vieniši, mums nuobodu čia yra. Ir, ir mus traukia tas pasaulis, nieko negali padaryti. Ir nes tada tu susilieti su kažkokiom jėgom, ane, su kuriuom tu proto pasaulį nesusilieti tiesiog. Tu esi čia vienišas. Tai va, o ten susilieti su chaosu, kažkokiu pirmykštė kažkokia tai, ane, pirmykščių chaosų, kuris, kaip sakau, yra daug stipresnis už tvarką. Ten yra toks epizodas įdomus romane, kai kažkodėl jie iš patrankų apšaudo, apšaudo džiunglės. Kas, kodėl? Vat Mm. čia ir yra toks proto metafora, kad protas, nu, jis bejėgis. Tas pats, kas šaudimas iš patrankų į džiunglės, tikintis į kažką ten pataikyti, arba ten strėlės šaudė į tamsą. Vat protas yra strėlių šaudimas į tamsą. Ir tu supranti tą būdamas jūroje, kad Taip, tavo visi planai, jie gali būti bet kada nuplauti labai greitai. Ir tu jūros akivaizdoje, tu esi, nu, ar taifūno akivaizdoje, tu atrodo, tu niekas esi. Sunulintas visiškai, nunulintas, tavo visi planai nunulinti. Tavo karjera gali bet kada pasibaigti labai greitai. Tai va, tai čia visai kitoks mąstymas negu mąstymas būnant žemyno kažkur gilumoje. Ir tas momentas, va, dar labai svarbus yra. toks net šaltis praėjo. Gerai, man tai gerai. O va čia laikiniam skaitytojui, vis tiek mes labai visą laiką motivuojam ir kaip čia, visus žmonės prisiminti, kad knygos egzistuoja, ne tik telefonai, ar ne, kad egzistuoja procesas, nuėjimas į biblioteką ir visa kita. Kodėl šio laikiniam skaitytojui reikėtų paimti šią tamsią knygą, kurioje net pavadinime yra žodis tamsuma? Kodėl? Aš sakyčiau dabar, žiūrėkit, gerai, pakalbėkim tada jo apie šiuolaikinį skaitytoją. Žiūrėkit, dabar Tai, visi labai domisi psichologija. net čia dabar trendas. Dabar Žinai, trendas yra. čia yra vaikystės traumų dabar trendas. Taip, visi dabar analizuoja savo traumas, eina pas psichoterapeutus ir Vis- taip toliau. Nes visi labai turtingi, o dar sako, kad pas mus bloga ekonomika. Taip, Visi tai turi va. pinigų eiti, kalbėti apie Jo. save. O Fantastika. čia Taip. mes turime autorių, kuris jum vat, tiesiog padaro žmogaus pasąmonės ir sąmonės analizę. Mhm. Ir vat jūs galite tiesiog imti šitą psichologinį romaną ir įskaityti būtent ne kaip kelionių. Aišku, galite ir skaityti kaip kelionių romaną, bet aš patarčiau įskaityti būtent kaip psichologinį romaną, kuris pažįsta geriau žmogų, ko mes ir norime su ta visa psichologija, ne, populiariaja. Tik čia jau būtų ne populiarioji psichologija, o daug gilesnė psichologija, kuri, sakau, turi, turi patyrus įtaką tokių mąstytojų kaip Schopenhaueris. Tai va, jeigu jūs nenorit skaityti filosofinių traktatų sudėtingų, tokių kaip kaip pasaulis kaip valia ir vaizdinys Schopenhauerio, kuris yra iš tikrųjų labai sudėtingas, jūs galite skaityti Tamsos širdis ir atrasti ten tas pačias idėjas, ta prasme, tiek filosofinės, tiek psichologinės. Nes dar kartą kartoju, kad pažinti pasaulį, mes pasaulio tiesiogiai negalim pažinti, nes mes matome tik tai objektus. Bet mes irgi esam objektai, o savo mes esam ir objektai, ir subjektai. Ane? Tai kadangi mes negalim pažinti daiktų išorinių, bet mes galim pažinti save, pažindami save, mes suprantame, kas veikia ir kitus daiktus. Nes kiti daiktai per analogiją su savimi. Jeigu mes pažįstam save, o mus persmelkusi, kaip sakiau, yra valia. Ne? Mes pažįstam tą valią, kuri yra persmelkusi ir visą pasaulį. Tai mes pažįstam ir visą pasaulį. Tai čia Konrado idėja. Konradasgi buvo relativistas, tam tikrą prasme, ir ir nu, skeptikas. Ne? Jis galvojo, kad ir kartu Schopenhauerio, kitaip sakant, literatūros ar filosofijos stipriai įtakotas žmogus. Tai va, tai jo manimu irgi mes turim pažinti save, kad pažinti kitus, Taip. pažinti pasaulį. Tai va, nes pasaulis, sakau, persmelkus yra ta valia, jinai yra tas
iracionalus chaosas, kuris valdo pasaulį. Tai va, tai čia yra toksai, nu, aš sakyčiau, savęs pažinimo, galima įskaityti kaip savęs pažinimo, kaip žmogaus pažinimo romaną. Prašau, prašau. Jo. Galėtų būti trauktas į, kaip čia, mokyklos privalomąją sąrašą, kur Tikrai 12 galėtų klasiai. būti įtrauktas, aš sakyčiau, nes tuo labiau, kad tai nedidelis kūrinys, Tai va, aš kaip, perskaitant jo. mano kitas klausimas, skaitat, jau skaitot mano mintis, kad minėjot, kad labai trumpas kūrinukas, Jo. 88 puslapiai. Taip, Ir kažkur jo, jo. Mhm. taip, tai iš esmės per vieną vakarą tu gali prisėdęs perskaityti jį. Taip, būtent. Tai tada klausimas mano skamba taip, kaip per tokį, atrodo, nes mes prieš tai kalbėjome apie milžiniškus romanus, Jo. galima sutalpinti tokius Tiek daug sudėtingus idėjų. klausimus. Ar čia viskas labai lengvai pateikta? Ta prasme, ar tai yra tokia kalba parašytas romanas, kur tau nereikia googlinti kas antro žodžio, ar atvirkščiai yra tokios metaforos, kur tu kiekvienam sakinys stringi? Kaip jis skaitosi pats romanas? Kaip... Pats, jo, pats romanas skaitosi, žinokit, labai lengvai. Aš pasakysiu, kad man atrodo, jeigu aš prisimenu, man ten reikėjo gal vieną žodį paguglinti, o ten išnašų gal kokios, gal 3 išnašos tik yra, ar 2 išnašos yra visam tam toje apysakoj. Tai skaitosi tikrai lengvai ir, mano manimu, išverstas pakankamai gerai lietuvių kalba. Vat yra, čia jau labai senas leidinys, čia yra Josepho Conrado ir Kiplingo apysakos sudėtos. Taip, Short, kaip sakant, long short stories. taip. Bet Taip, va. žiūrėk, jeigu yra trumpa istorija, kaip pasakau, jinai tokia gera, jinai tikrai po jos tu lengvai neužmigsi, nes aš jau dabar nežinau, ką veiksiu po šito mūsų pokalbio, eisiu tikriausiai su medžiais pabendrauti laukia, bet ką bandau pasakyti, o ką reikėtų tada, jeigu jau taip užkabina šis kūrinys, nu vis tiek mes apsistokim dabar Konradu, ką reikėtų po jo skaityti, o galbūt reikia kažką prieš jį paskaityti, kad nebūtų toks šaltas dušas ir tada nežinai, ką daryti. Uh, aš gal sakyčiau, nu, tikrai nenuotikių romanus, nes čia, sakau, nieko bendro su nuotikių romanais neturi. Anglai, suprantat, anglai yra iš tikrųjų meistrai nuotikių romanų. Ir jie atidirbė ranką, liaudiškai tariant, nuotikių. Paimkim Danielį Defoe, paimkim Jonathaną Swiftą ir taip toliau. Nu, tai yra kažkas tokio. Ir Konradas irgi žaidžia šitom tematikom, ne, bet jie, kaip sakau, padaro apokaliptiniu romanu. Jo, apokaliptinė alegorija, aš sakyčiau, va, taip, va. Jo, ir tai, jo, aš manyčiau, kad aš dar vieną, va, Ieva, dar vieną norėjau pasakyti, va, kaip čia tiek jis idėjų sutalpina. Iš tikrųjų, ir ką dar skaityti. Tai aš sakyčiau, skaitykit Schopenhauerį, bet skaitykit Schopenhauerį ne jo tą fundamentalų veikalą Pasaulis kaip valia ir vaizdinys, bet yra gyvenimo išminties aforizmai, labai lengvai skaitoma knyga, Taip, kuris, kaip ir Schopenhaueris sakė, aš čia išdėčiau savo idėjas paprasta forma. taip, Tai va, nes čia tos temos nagrinėjamos, čia ne nuotykiai, čia yra psichologinės sudėtingos temos, kur, kaip sakau, daugelis iš jų perimta iš filosofijos, bet su literatūrinta forma pateiktos. taip. Tai va, tai skaitykit Schopenhauerį, žinokit. Bet aš pirmiausia siūlyčiau skaityti Konrado, o jeigu susidomėsit, tada jau pereikit prie Schopenhauerio. O jeigu labai jau susidomėsit, nu tada skaitykit. Skambinkit Ruzui. Mes turim, tiesą pasakius, lietuvių kalba Pasaulis kaip valia ir vaizdinys Šliogerio puikų vertimą ir 2 kartus perleistas yra tas veikalas. Tai jį galima susirasti nesunkiai, gal dar ir knygynuose ir skaityti tada. Tai va, bet aš dar Ieva dar norėjau vieną labai svarbų dalyką pasakyti, kad nepamiršt, kad Konradas nepasitikė žodžiais. Kodėl? Vat, apie tas idėjas, kaip jūs sakėte, tiek sukišta ir va dar viena idėja. Kodėl Konradas nepasitikė žodžiais? Kodėl jis nevartoja, pavyzdžiui, kodėl jis sako, tamsa apgaubė patį didingiausią miestą pasaulyje. Kodėl jis nesako Londoną? Taip, Pasakyk Londoną. Ne, jis nesako. Kodėl jis kalba apie kažkokią upę kažkokiam žemynė? Kodėl jis nemini Afrikos nei karto? Kodėl jis nei karto nepasako Kongo upė? Kodėl jis nemini Briuselio miesto? Kalba apie kažkokius karstus. Tai va, tai kodėl? Ir aš sakyčiau todėl, kad taip.
žodžiai čia nebedirba jau. Kai mes kalbam apie pasąmonę, apie chaosą, žodžiai čia nebedirba. Mes nebegalime įvardinti dalykų. Nes, kaip jisai sakė, kai aš plaukiau, aš praradau laiko ir erdvės sampratą. Mes plaukiam jau nebe Kažkaip. tiek dienų. Aš praradau laiko ir erdvės sampratą. Ir mano manimu, čia jis tikslingai nemini tų geografinių pavadinimų, nes geografiniai pavadinimai jau yra kažkokia tvarka, tai yra jau proto principai. Norėdamas vat, įvesti irgi tą tokią surrealistinę, tokią apokaliptinę būseną. Ir skaitytoją irgi nori įvesti. Užtat neatsitiktinai sakau mini siaubas, siaubas, bet kažkas, aš atsimenu kažkokiai konferencijoje, tiesiog žiūrėjau YouTube, kažkas pranešėjas, kuris kalbėjo apie Konradą, paklausė, e, ten nuolat minimas siaubas, siaubas, bet mes to siaubo nepatiriam. Tai gal šiuolaikiniai skaitytojai ir nepatiria, bet arba skaitytojai, kurie skaito jau vertinį į kitą kalbą, gal nepatiria, bet Konrado ir idėja buvo, kad mus įvesti tą tokią apokaliptinę būseną, į tokią surrealistinę būseną. Jo ir buvo idėja, kad literatūra nu, darytų įtaką skaitytojui, keistų jį tiesiog, transformuotų jį. Jo, ir kažkokiu tai būdu vat, leistų skaitytojui pažinti patį save. Mm. O žiūrėk, dėstau, kažkaip labai man patiko tie raktiniai žodžiai, kad yra daug paslapties, nu, ta prasme, kad nutylima Taip, tiksliai nutylimo, nes pavadinimai. neįmanoma įvardinti jo. Jo, ir man tai labai įdomu, nes visada, nu ir tais laikais, manau, buvo populiaru toks žodis kaip kritika ir kritikai. Ar nėra taip, kad jisai bandė išvengti, nu, ta prasme, kažkokios tokios kritikos apie tam tikrą rasizmą, nes kai mes kalbam, nu, su visa pagarba, man atrodo, kad kai mes kalbam apie juodąją žemę, ar ne, kalbam apie tamsąją širdį, bet kokiu atveju tu pagalvoji apie tamsiodžius, bet dar jūs sakot Afriką, jeigu tu žinai apie tą Konradą, ar tai nėra kažkokia savisauga, ar vis dėlto jisai vėliau kažkur gal ten savo memoaruose pasakė, kad jo, aš kalbėjau apie tus žmonės ir aš šiek tiek esu, nu nes vergė yra slidus reikalas. Man atrodo, ir tais laikais buvo slidus reikalas. Čia toks, nu nežinau, kaip rašytojai, tai drąsu apie tai kalbėti. Aš Tai žinau, kaip kad kritikai tais ten laikais, nesulaukia. jo, tais laikais, ne, ten romane yra, tiesą pasakius, daug rasizmo. Ta prasme, ne, dėl rasizmo tais laikais galėjai kalbėti, ką norėjai. Čia Na, dar. mes kažkaip ne tais laikais gimėm, dabar čia Jo, baisu pasakyti savo nuomonę. absoliučiai, absoliučiai tais laikais galėjai kalbėti, ką norėjai. Taip. Ir ne, čia nebuvo Konrado idėja, kad kažką nuslėpti, ne, Taip. nes jis kalba apie tai, aš nesakysiu vieno jo romano pavadinimo, kuris yra labai rasistinis, galite pasižiūrėti, man atrodo, antrasis jo romanas, pavadinimas jau tiesiog spinduliuoja rasizmų. Tai vat. Nes, Galite atsigūglinti jo, bet kurio mes, sakau, neminėsim gal tiesiog savo laidoje. Bet ne, čia, žinokit, tuo metu tai nebuvo, politkorektiškumo dar tokios sąvokos nebuvo. taip, Ir Konradas galėjo laisvai sakyti Afriką. Tuo labiau Afrika čia nebūtų joks rasizmas, o nesakyti. taip, Bet jis kažkodėl nesako. Arba Kongo upė. Kodėl? Tai čiagi yra tiesiog Kongo upė ir tiek. taip. Mesgi Tai va dėl to man ir kilo klausimas, ar čia nu, ta prasme, bandymas pasislėpti, kad tu saugiai išplauktum su savo darbu, ar čia yra kažkokia gilesnė mintis, kas akivaizdu yra gilesnė Jo, mintis, nes čia tas yra romanas būtent, yra gilesnė mintis. kad jo, jeigu tu nori įvesti skaitytoją į tokią pasąmonės būseną ir į tokią būseną, kur iš tikrųjų siaubas, 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 tada tu turi kažkaip tai jo, nu, tiesiog jau kalba jau trukdo tam, nes kalba yra, nu, jinai siejasi su proto principais, nes kalba yra tam tikra tvarka, ne? Kaip ir geografiniai pavadinimai yra tam tikra tvarka, ne, žemynai, tenai šalis ir taip toliau. Tai va, čia mano manimu jo buvo tikslas, kad čia žodžiai nebepadeda jau, čia yra jau siaubas, kuris persmelkia, kai tu pažįsti save vis geriau ir geriau, tave persmelkia siaubas. Kad viskas yra laikina ir kad chaosas galiausiai vis tiek nugalės. Chaosas praris tą tvarką. Mes Bet galim jis toks statyti imperijas. aiškiaregis. Kaip? Mhm. Jo, Man atrodo, kad, nu, toks absoliučiai. aiškiaregis man tas Konradas, nes, Jis va kaip ir visiškai, jis sakot, numatė diktatūras, numatė imperijos žlugimą, jis numatė proto žlugimą realiai, nes mes tą matėm viską. Tai taip, jis tam tikrą prasme šitas romanas labai aiškiaregiškas yra.
Nu, man atrodo, šių dienų kontekste, kas vyksta mūsų pasaulyje, kur niekada, dabar jau nežinai niekada, Kur tai dabar šis vien romanas kursai yra iš tikrųjų. Tai va, ir taip, taip, dabar mes vėl grįžtam į diktatūrų laikotarpį. Ir siaubas, siaubas, siaubas. siaubas, 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 Jau... siaubas. Ir apie tai Konradas kalbėjo 1800, šitas romanas išėjo 1899 metais. 19 amžiaus pačioj pabaigoj jis kalbėjo jau apie tai. Dabar viskas sugrįžta, vat, dar, Ieva, jūsų tą klausimą labai gerai, kad jūs vat, paminėjot mūsų laikus apie aktualumą, jeigu kalbam, ne Taip. tik apie tą savęs psichologinį pažinimą, bet ir apie aktualumą. Čiagi, kaip sakau, atsiprašau, Konradas kalba apie kursus, kurie dabar mūsų supa, ane, ir mūsų valdo. Tai va, čia apie universalias temas šitas romanas nepasens, jis visada bus naujas. Taip. Jis tik naujas, jis nesens, o naujas šitas romanas. Bet kaip įdomu, atrodo, tais laikais, nu, tokia Tai istorinės nu, dėl asmenybės to jis ir aprašymai. tapo klasika, nes Konradas atėjo su naujom idėjom. Nu, kažkas mini, kad čia neoromantizmas, čia jokio neoromantizmo nėra, čia jokios kelionių romantikos būtent šitam romane nėra. Taip, Konradas mėgo kelionės, dėl to jis ir tapo jūreiviu, ne? Nors jisai buvo labai jautri asmenybė, kaip sakiau, ir jisai buvo vienas nu, yra biografinių faktų, kad jis bandė nusižudyti, šovė savo į krūtinę nesėkmingai ir susižeidė tiesiog. Tai va, tai Siaubas, siaubas, ten tą tamsą siaubas, jie siaubas. aplankė. Jo, bet laimiai jis nenusižudė ir tapo žymiu rašytoju ir parašė tokį kūrinį kaip Tamsos širdis. Mhm. O dar, Rozai, jūs minėjot, kad jis, nu, ir pats sukūrė šeimą vėliau, nu, ten Taip. ir žmona, ir vaikai. Faktas, man laikai yra įdomu pakalbėti apie žmonas, bet šiaip pats kaip vyras, kaip vyriška asmenybė, ar jisai tas žmogus, kuris nurimo po savo jūros ir pilnai atsidavė rašymui šeimai, ar vis dėlto dar slypėjo jame tie nepažinti vandenys ir jisai dar kažką siekia, galbūt buvo pradėjęs mokytis ketvirtą kalbą arba... Nu, tarpsime, aš bandau paklausti, kur Mhm. jisai baigė savo gyvenimą, kur jisai mirė, nu, tarpsime, kokiam laike, ar jisai turėjo ilgą gražų Jo. gyvenimą, ar vis dėlto tas gyvenimas buvo trumpas. Man atrodo, šiam 6 metų jis mirė 1924 metais, jo, ir mirė ir Anglijoje, jau jo, bet turėjo vieną žmoną, turėjo du sūnus, kaip sakau, žmona buvo iš darbininkų klasės Anglija, ta prasme, Jesse George, tai vat. Tai kažko ten ypatingo, kažko pikantiško, man atrodo, jo tam privačiam gyvenime nebuvo. Jo, po kelionių, žinot, gal jis ir būtų norėjęs keliauti, bet sveikata jau nebeleido, nes žmogus buvo persirgęs iš tikrųjų daug nu, mirtinomis lygomis, iš esmės jisai persirgo ir kažkokiu būdu išgyveno, nes beje jisai, žinokit, vat, kaip sakau, šitas romanas kartais analizuojamas žmonių, kurie nu, analizuoja iš kolonialistinės pusės, nes aprašė, beje, Konradas iš tikrųjų, jisai toksai, nu, jis nebuvo rasistas, ne, bet ir taip, jisai leido savo ten vartoti tos savokas, bet tais laikais tokios savokos ir buvo vartojamos tiesiog, nu, tai buvo tiesiog normalu vartotos savokas. Bet jisai aprašė, kaip tie žmonės yra išnaudojami, kaip jie kenčia tose kolonijose belgų. Nes ten belgų, man atrodo, vieni žiauriausių kolonizatoriai buvo belgai. Tai ten buvo labai žmonių daug nužudyta. Ir žuvo. Ir jie ten, pavyzdžiui, jisai aprašo giraitę, kur sėdė žmonės, kurie jau tiesiog nuėjo į tą giraitę numirti po sunkių darbų, nevalgė, jau jie miršta ir jie tiesiog yra vieta, kur jie gali nueiti, tai tiesiog visi sėdi jau ir jis ten kažkokiam vienam afrikiečių ten sausainį kažkokį paduoda, ten, vat, jis aprašo tokius epizodus. Tai jo, jis aprašo tas kolonializmo baisybės ir jis šiaip negaili tų kolonizatorių. Ten, vat, sako, ten mirė kažkoks tai ten ar ten apšaudė kažkokius kolonizatorius, nu vos ne taip jam ir reikia. Žodžiu. Ta prasme, jis per daug nepergyvena, jis juos net kažkodėl piligrimais vadina. Piligrimais, vat, kurių, sakė, jų moralė yra žemiau plintuso, jie nori daugiau prisiplėšti visko. Tai jis negaili tų kolonizatorių ir jam jie... Bet
ta prasme, jis nėra ir tas, kuris tenai žmogaus teisų gynėjas, bet, kaip sakau, tie laikai tokie, kad, nu, tokie laikai buvo, žiaurus iš tikrųjų laikai buvo. Ir, bet jisai jau kalba apie tai ir, vat, kodėl šitas romanas toks populiarus netgi ir dabartiniuose vakaruose, jau dėl kolonializmo studijų, jisai ten atskleidžia tas kolonializmo baisybės iš, kaip sakant, iš pirmų rankų, pats tai jas matęs, tai vat, bet mano manimu, kolonializmo baisybės čia yra, taip, tai yra, tai tam romane yra fiksuojamos, bet čia yra antrinis dalykas, čia, kaip sakau, psichologinis romanas visų pirma, Taip. o tik paskui jau ten tie kiti dalykai eina. Tai kaip žavu mūsų tinklalaidės, kaip čia, žiūrėtojams, stebėtojams, mes linkim ne tik skaityti, bet ir analizuoti save per gerą literatūrą. Nuostabiai Nes pasakyta. aš Neturiu ko nežinau, pridėti, Jeva. ta prasme, literatūrinė mašina tik tai įgauna pagreitį, aš labai džiaugiuosi, nes, nu, su jumis kaip visą laiką laikas bėga. Atrodo, mes kalbam ir va, žiūrėk, jau beveik valandą laiko kalbam. Wow, Man jo. tautai, ką tokio dar tokį pabaigimui palinkėtumėt mūsų žiūrovui? Be to, kad pažiūrėti viską, kokį mes turinį keliam, be to, kad palaikinti, pasubscribinti, parašyti, o galbūt kils kažkokia idėja ir parašyti komentarų skiltyje, bet kokį jūs turėtumėte tokį mažą palinkėjimą šiam rudeniui, va jau pirmas mėnuo prabėgo. Žiūrovai mėly, žiūrėkit, aišku, čia dabar nemandagu taip kalbėti, bet aš mačiau, kad jau beveik 700 žiūrovų, ar kiek jau, nu, ar 600, man atrodo, virš 600 gal peržiūrėjo mūsų laidą, pavyzdžiui, apie Hemingvėjų. Aišku, iš tų peržiūrėsiu gal kai kurie jau po 2 kartus žiūrėjo, kaip mes, pavyzdžiui, su Ieva. Bet nepaisant to, tai yra didelis kiekis žmonių. O mes turim prenumeratorių tik tai virš 40. Kur tie visi kiti likę? Negi sunku paspausti užprenumeruoti. Aišku. Turiuomenį, čiagi niekas nekainuoja užprenumeruoti kanalą, kurio matomumas bus daug didesnis tada. Tai reiškia, žiūri 600 žmonių, o prenumeruoja virš 40. Kažkaip nesutampa skaičiai. Mėly žiūrovai, kas čia darosi, ką? Taip, tai mes linkime meilės, suteikti mums meilės, nes tai motyvuoja apie tai kalbėti, o apie knygas kalbėti yra verta, ypač mūsų visuomenėje, kur verta kalbėti apie praeities dovanas, kurias reikia saugoti šiandien. Ne tik Ir Ieva, idėjas. man atrodo, kažką aš išduosiu, mes kažkada su Ieva kalbėjom, Ieva jau žadėjo, kad mes vėl kelsimės gal ir į studiją net. Tai Kuo daugiau meilės man parodys ir motivacijos, kad reikia susitikti gyvai, bet... va, va, Oi, va, va. Jo, tai dar žiūrovai, laukite, čia mes studijai dar pakalbėsim ne 1 valandą, mes gal 3 valandas pakalbėsim, padarysim tokią mega laidą, kur visus apstulbinsim tiesiog. taip, na tai iki tom gražiom mintim mes ir gyvenam. Ačiū faktas, kad žiūrite, kad sekate, kad laukiate ir mes tikrai esam pasiruošę, nu, žinant mūsų mylimą filosofą Mantą Ruzą, jis turi dar visą literatūros sąrašą, apie ką reikia kalbėti, apie tai Oi, kalbėti yra verta ir aš patikėkit. labai viliuosi, kad mes irgi jau greitai sutiksim gyvai, nes gyvai Taip, ir sutiksim. laukia labai įdomus autoriai, dabar aš nenoriu spoilinti labai, bet laukia pagaliau, nes žmonės tikriausiai pagalvojo, kad mes kažkokie britofilai čia vien tik tai apie Britus arba apie... Jo, mums Britai, jūreiviai ir Jo, tie, kurie jo, jo. nusižudyti bandė. Jo, Kiti jo, ne. jo. Jo, tai va, tai žinokit, mes truputį jau pereisim prie kitokios literatūros, nebe prie britiškos ir ne prie... Nu, mes pereisim ne prie anglakalbės literatūros, pasakykim taip, trumpam bent jau. Geras anonsas, traileris į ateitį. Jo, jo, Taip. Tai mes sakom šiandien iki greito, linkim paimti į greita. rankas psichologinę knygą ir šiek tiek paieškoti atsakymų apie save per save. Būtent, skaitykit Tamsos širdį ir sužinosit labai daug apie save, ko nežinojot. Taip. Iki greit. Visa.